Aš esu Gediminas Komskis iš komandos Project Mayhem ir šiandien bandysiu išmokyti laikyti Human Flag. Taigi, mano manymu, tai yra vienas iš sunkesnių pratimų, kuris reikalauja šiokio tokio fizinio pasiruošimo. Ir mano manymu, mokytis flagą reikėtų bent jau pradžioj laikyti apie 30 sekundžių L-sit, kuris atrodo maždaug taip. Taigi prieš pradedant mokintis Human Flagą patarčiau pagal save išsirinkti pusę, kurią darysite. Čia nuo jūsų priklauso, kaip jums patogu, ar į šitą pusę, ar į priešingą. Ir vienas iš labiausiai padedančių pratimų būtų užkelti kojas į viršų ir po biškį leisti. Tai atrodo šitą. Taigi šitaip po biškį leidžiate. Jeigu norite, galite ir sustoti viršuje laikant šiokį tokį flago kampą, jeigu neišeina lėtai. Taigi dar mokinantis flagą galima nebūtinai leistis, galima tiesiog užkilti į viršų ir laikyti jums patogioje pozicijoje. Galima netgi sulenkti kojas pradžioj. Tai bus. Aš asmeniškai mokinuosi flagą šiek tiek kitaip, tai aš pradėjau nuo štai šitos pozicijos, koją sulenkiu, po kažkiek laiko pradėjau daryti su viena koja sulenkus, tai ištiesus, štai taip, ir paskui ištiesiu abidvi kojas. Tai iš viso yra du skirtingi flagai, tai dabar parodysiu, kuo jie skiriasi. Tai šitas, kurį darysiu pirmą, yra sunkesnis. O kai pasukau pilvą į dangų, tai buvo šiek tiek lengvesnis flagas. Ir daug žmonių jį išmoko patį pirmą, tačiau laikui bėgant tai prieina ir prie normalaus flago, kai atsiranda daugiau jėgų. Jo. Tai treniruotis patarčiau... Gerai. Treniruotis patarčiau vieną kartą į dvi dienas. Nu, ble! Treniruotis patarčiau vieną kartą... Nu, kas yra? Varom. Tai treniruotis patarčiau kas antrą dieną, nes gali būti patempimai ir... Jo. Aš turiu pradžią sakyti. Treniruotis kas antrą. Ne. Taigi aš patarčiau treniruotis kas antrą dieną ir kasdieną... Tai flagą patarčiau treniruoti kas antrą dieną, tam skirti 3-4 serijas ir žiūrėti, nepersitempti. Būtinai treniruotis flagą pradžioje treniruotis, kol dar yra daugiausia jėgų. Ir maždaug taip treniruojantis turėtumėte išmokti laikyti flagą per 1-2 mėnesius, priklausomai nuo fizinio pasiruošimo. Tai čia buvau aš, Gediminas Komskis, iš komandos Project Mayhem. Tikiuosi padėjau.